Treneri, sveikinimai su pirmo sezono pergalė. Nėra, kad debiutinė pačiam, jau buvo porą pergalių prieš porą metų, bet vis tiek, gal išskirtinės turbūt rungtynės, jau toks tikras vyriausiasis treneris, savarankiškas, pats pasiruošėt komandą, tai su pergalė ir kaip sekėsi šiandien. Ačiū už sveikinimus, kaip ir sako, tai ne tas pats yra perimti komandos vairą vidury sezono, kai išeina vyr treneris, tai šiek tiek tikrai tas jausmas kitoks negu buvo, kai pirmą kartą stojau už komandos vairo, o šiaip šiandien labai permainingos rungtynės, į viršų, į apačią, labai daug taisytinų dalykų, bet džiaugiamės, kad pasiėmėm tą tašką namuose svarbu prie žiūrovų, džiaugiamės nauja sale ir tokiu gausiu palaikymu. Tikėjotės, kad bus vis tiek, aš galvoju, atnaujinta salė, nauji dalykai visada traukia žmonės, bet vis tiek nežinia, kaip bus, kuriuo metu apsidairėt kažkada, kad kiek čia tų žmonių susirinko. Tai gal apšilimo metu tik tais prieš rungtynių metu tai tikrai nestebėjau, bet sakau, džiugu, kad tiek susirinko žmonių ir tikimės, jog sulauksim to palaikymo viso sezono metu. Jautėsi, kad į pabaigą, į antrą rungtynių pusę jau žiūrovai, ne vien žiūrovai buvo, jau aistruoliai buvo. Tai normalu, kai tokios įtemptos rungtynės, tai jautėsi, kad visa salė buvo įsitraukus. Kaip pati ta salė, smagiau žaisti, jaukiau, pasikeitimai, tokia sterili, švari dabar. Tikrai smagu atnaujinti krepšiai, atnaujintos tribūnos, tai tikrai smagiau ir atrodo viskas naujau tiek man, tiek žaidėjams. Pačios rungtynės buvo duobė, ne tai, kad gili, labai gili, -19, atrodė, kad jau gal ir baigta viskas, bet komanda išlipo, tai kaip į tą duobę pirmiausia įkrista buvo, kodėl ir kaip iš jos išlipti pavyko? Tai iš tikrųjų daug tų dedamųjų dalykų, nesusitvarkėm su savo gynyba, jų puolimu. Labai įkritom į tą gilę duobę ir tada jau ieškojom korekcijų, plano B, kad iš jos išlipti. Tai labai džiugu, kad visa komanda parodė charakterį ir šiandien sugebėjom pasiimti tą pergalę labai sunkią. Jau antrame kėlinyje Domanto Vilio 3 pražangos, Mato Juciko 3 pražangos. Iš esmės Domantas tik tai antroji pusėje pradėjo žaisti, labai išmušė, kad ne pagal planą, tai kaip ir savaime suprantu. Tai aišku, išmuša iš to ritmo tiek pačių žaidėjus, tiek visas trenerių suplanuotas rotacijas, bet toksai darbas, sukiesi, ieškai sprendimų ir smagu, kad šį kartą tą pavyko padaryti. Jau ir rungtynių eigoje ir mažas penketas buvo gana išleistas, panašiai ieškojo tų sprendimų jau kaip perlaužti iš paskutiniųjų kažkaip, ar ką pavyko. Atrodo, kad to lygių, kurį užsivedė žaidėjai, pradėjo rodyti tą klasę, sportinį pyktį tokį parodė, ką gali. Tai iš tikrųjų pradėjom keistis to mažesnių penketų ir tas mums leido realiai sugrįžti rungtynės, susigynėm kelias atkarpas iš eilės gynyboje ir galėjom užbėgti tada šiek tiek į puolimą greičiau ir nežaisti, kaip sakyto, lėto pozicinio tik tai. Minėjom, nors ne pirma pergalė, bet, kaip suprantu, Rūbinėje laukė dušas įprastas į žaidėjų kaip po debiutinės treneriui, kaip ten nebuvo netikėta, kaip jaučiatės? Tikėjaus, kad bus tas dušas, jau sakau, švarkas buvo nusiimtas, iš klaidų mokomės, tai šiaip smagu tikrai, džiaugiuosi, kad sakau, ypač kai tokios pirmos rungtynės į viršų, į apačią, iš tokio minuso išlipti labai smagu. Šeštadienį laukia rungtynės Alytuje, turbūt tik dabar žiūrėsit, bet užmigt pavyks ir po to ramiai pasiruošti. Tai nėra dabar čia per daug irgi ko džiaugutis, šiandien tikrai smagu, bet reikia ruoštis toliau Alytui, negalim galvoti dabar tik apie šitas rungtynės, tai žiūrėsim iš karto į sekančias.